Numes svorį ir pastosi. Tai yra vienas dažniausių dalykų, ką išgirsta moteris turinčios policistinių kiaušidžių sindromą ir norinčios susilaukti vaikų. Moteris turinčios PKS, jos dažniausiai kenčia nuo augančio svorio, nes medžiagų apykaita yra gerokai lėtesnė lyginant su moterimis, kurios PKS neturi. Ir ypatingai, jeigu dar turi atsparumą insulinui, yra labai aukšta rizika susirgti diabetu, kas padeda suvaldyti svorį turint policistinių kiaušidžių sindromą. Pirmas žingsnis, nuo ko turėtum pradėti, atlikti mitybos korekcijas. Antras dalykas, ką turėtum padaryti, tai įtraukti vartojamas skaidulas. Būtinas yra pakankamas gerųjų riebalų suvartojimas. Gerųjų riebalų suvartojimas padeda sumažinti organizme vyraujančius uždegiminius procesus. Jokiu būdu nebadauti, nes badavimas yra tiesus kelias į svorio augimą ir svorio nekontroliavimą ir problemų ūmėjimą. Reguliari fizinė veikla, kokybiškas miegas. Prastas miegas kelia kortizolį. Kortizolis kelia uždegiminius procesus organizme. Tai yra pagrindinis pirmas priešas, kurio jūs turite vengti, jeigu turit PKS. Tavo organizmas yra pajėgus susitvarkyti su problemomis pats. Jeigu tu nori natūraliais būdais padėti savo organizmui susitvarkyti su problemomis, kurias tu turi, kreipkis į mane, konsultuoju.